kaip mus šį kartą stovyklautojas išmaudė Prieplaukoje, tai yra restoranai, kurie skirti turistams ir ten yra labai skanių mango sulčių, kur nusprendėme atsisėsti ir jų išgerti. Ir viena stiklinė kainuoja 2 eurus, nors esu anksčiau mokėjusi eurą. Gerai, bet jeigu 2 eurai, mūsų tuo metu ten buvo 6, mes išgėrėme po stiklinę, dar kai kas antrą, dar kai kas pasiėmė išsinešimui. Ir, žodžiu, mes turėjome sumokėti 14 eurų, o palikome 20 eurų dėl to, kad neturėjome lygiai. Ir žinote ką, mums netidavė tų 6 eurų, argumentuodamas dėl to, kad tai yra aptarnavimo mokestis. Taigi kągi, ta stiklinė kainavo gerokai brangiau. Va, taigi pasimokykite iš to.